Sveiki, mėly Delfi televizijos žiūrovai, su jumis laida Sveikatos receptas ir aš, Fausta Marija Leščiauskaitė. Mums žmonėms būdinga ieškoti stiprių gydymo būdų. Mes norime antibiotikų, mes norime operacijos arba kažko, kas labai greitai mūsų gyvenimą paverstų geresniu. Tačiau atsakymai dažnai yra kur kas sudėtingesni arba gal kaip tik paprastesni, tačiau jie reikalauja į save kreipti dėmesį kiekvieną dieną. Tai šiandien apie tai mes šnekame su LSMU lektoriumi ir gyvensenos medicinos ekspertu Tomu Vaičiūnu. Sveiki, Tomai. Sveiki, Fausta. Ačiū. Kaip manote, ar daug žmonių savo kasdienybėje kankinasi su neaiškiais skausmais, su įpročiu jaustis negerai? Ar yra pakankamai daug žmonių, kuriems kažkas skauda, kažkas negera, bet jie neturi atsakymų, nežino, kaip savo padėti, jiems gal jau ir ta konvencinė medicina nebepadeda? Labai geras klausimas. Mes tik tais galim tikriausiai įtarti subjektyviai, kad tokių žmonių mes sutinkame labai nemažai arba labai daug. Antra vertus, jeigu žiūrėtumėm į tokius skaičius ir jais manipuliuodami bandytumėm atsakyti ar ne, tai jeigu mes pažiūrėtumėm, kiek mes turime Lietuvoje, Lietuvos populiaciją ar ne, žmonių, kurie kenčia nuo lėtinių neinfekcinių sutrikimų, tai yra nuo poliligotumo, kai turi 2 ar daugiau lėtinius sutrikimus, tai lėtinis sutrikimas visą laiką yra nešamas diskomforto kiekvieną dieną kažkokio tai paliečiamo arba dažniausiai yra lydimas kažkokio tai diskomforto, ar ne? Tai natūralu, kad žmonės labai dažnai turi tuos pirminius simptomatikos apraiškas arba jaučiasi nepakankamai gerai ir neretai, tik spėlioja, kodėl tai gali būti. Mes dabar labai populiaru viską labai dažnai, kaip aš sakau, kabutėse pakariame ant patiriamo streso ar ne, negebėjimo jo valdyti tinkamai, bet toli gražu tai ne visuomet yra tiesa ir tikrai galim spėti būtent iš lėtinių ligų paplitimo, iš to, ką girdime visuomenėje, kad taip, žmonės susiduria su daug simptomatikos ir neretai, supraskim teisingai, modernioji medicina, moderniosios farmako intervencijos gelbsti gyvybės ir neretais atvejais tikrai labai stipriai padeda ir jos netgi būtinos yra. Bet ypatingai, kai mes šnekam apie dažniausiai paplitusias lėtinės neinfekcinės ligas, kur didžiausia gyvenimo kokybė sąlygojantis veiksniai, ten jau yra visko ir ne visuomet mūsų moderniosios prieigos formos padeda valdyti šitos procesus. Jeigu teisingai žinau, jūs buvote tas žmogus, kuris atsimušė į sieną, kuris jautė skausmus ir medicina, atrodo, buvo, galima sakyti, bejėgė. Iš esmės ne tiek, kad bejėgė, bet pasiūlytos formos, sakykime, tiem, kam, supraskim teisingai, kad gydytojas visą laiką siūlo tas prieigos formos, kurios pirmiausia yra mokslų grįstos. Antra, išbandžius suveikia kažkuriai tai daliai žmonių ar pacientų. Tai šiuo atveju mano asmeninės patirties perspektyvoje tas nepadėjo. Arba pagalba arba poveikis buvo tiek minimalus arba trumpai trunkantis, kad tiesiog neveikia ir viskas, ar ne? Kita vertus, mano patirtimi arba mano sutrikimo broliai ir seserys lygiai taip pat patiria dalis, kad moderniosios intervencijos nėra visagalės ir padėti kartais yra labai sudėtinga. Kad įvestume žiūrovus į temą, ar galite trumpai papasakoti, kas jums buvo? Ką jūs ten jautėte? Tikriausiai tai yra žanro klasika. Mane aplankė gastroenterologiniai sutrikimai, tai yra virškinimo trakto sutrikimai. Nuo pat paauglystės, ankstyvosios vaikystės nuolat sirgdavau skrandžio uždegimais, padidėjusiu rūgštingumu. Ilgainiui, aš pamenu, įstojus į universitetą, sveikatos mokslo, tuometinę Kauno medicinos universitetą, padidėjus tam krūviai, pasikeitus aplinkybėms gyvenimiškoms ar ne, į savarankiškumą šiek tiek orientuotos prieigos jau buvo. Tai paūmėjo šitie visi procesai. Vėliau tik tais mes supratom, kad tai buvo turimo sutrikimo matyti epogėjus. Tai ilgai mes ten ieškojom tų priežasčių, kodėl taip yra ar ne, ir ilgainiui buvo diagnozuotas dirgliosios žarnos sindromas, vėliau opinis kolitas, o paskui buvo prieita prie diagnozės Krono liga. Tai yra toks autoimuninis sutrikimas, kai storasis žarnynas yra atpažįstamas, labai supaprastintai sakant, kaip
priešas ir mūsų imuninė sistema bando su juo susidoroti. Tai bjauri liga, bet, na, mano asmeniniu atveju ji gyvena su manim, ne dėl jos aš gyvenu, bet gyvena su manim. Ir turi prisitaikyti daugiau ir prie jūsų gyvenimo būdo. Be abejo, kitaip sakant, pavyko, bet tai yra labai individualus faktorius, pavyko su ja susitarti ir ją pritaikyti prie mano poreikio, o ne man taikytis prie jos poreikio. Tai bandydama kažkaip greitai atpasakoti jūsų gyvenimo istoriją, aš taip gal truputį ir užpūsdama, bet pasakysiu, kad jūs apvertėte savo gyvenimą aukštyn kojomis, greičiausiai. Ir vienas iš tų faktorių buvo jūsų labai stipriai pasikeitusi mityba. Visiškai teisingai, tai aš nežinau, kiek tai pakeitė mano gyvenimą iš esmės, tai yra tik tais nedidelė dalis gyvensenos ir elgsenos, ar ne, mitybinė grandinė, bet taip, mano individualiu atveju kardinalus pokytis būtent ir buvo mitybos įpročiuose, nes aš buvau tas tipinis klasikinės lietuviškos virtuvės atstovas, ar ne, ir tai niekaip nebuvo suderinama su mano ligos simptomatika. Na, kardinaliai pakeitus prieigas, vieniems tai yra kardinaliai, šiandien aš drąsiai galiu sakyti tiek iš mokslinės perspektyvos, tiek iš gerųjų klinikinių praktikų, ar ne, už Atlanto ir gyvensenos medicinos srityje, kad tai nėra kardinalu, tai turėtų būti absoliuti norma, ar ne, bet tipinės lietuviškos kultūrinės mitybos kontekste tai atrodo kardinaliai ir, nu, bet tai man padėjo. Skaitant apie tai, ką jūs šnekate, ką jūs deklaruojate, viena iš dažnų jūsų minčių buvo, bent jau taip kaip aš pastebėjau, buvo ta, kad reikėtų galvoti apie tai, kiek perdirbto maisto mes valgome. Ir aš pagalvojau, kad mes gal net nelabai gerai žinome, kas tas perdirbtas maistas, nes dažnam atrodo, kad va tas va vaikas, kuris vaikšto į greitojo maisto restoranus, tai tas va valgo daug perdirbto maisto, arba ten užpilamus makaronus valgo, bet realiai to perdirbto maisto yra daugelio mūsų kasdienybėje be galo daug. Gal galit papasakoti, kas tai yra taip labai žmogiškai, su pavyzdžiais, kad mes suprastume, kad gal ir ta dešra, kurią mes valgom, yra tas perdirbtas maistas ir gal net ta močiutės daryta dešra, jinai irgi tokiu gali vadintis. Visiškai teisingai, tai iš esmės, kai mes šnekam apie greito maisto kultūrą, ar ne, tai ten mes jau galėtumėm sakyti, yra ultra perdirbti maisto produktai, ar ne, nu jau praktiškai stipriau perdirbti sunkiai ir įmanoma, ar ne? Bet kai šnekam apie kasdien sutinkamus produktus, tai, nu, tiesą pasakius, daugelis vartotojų arba žiūrovų atsidarę savo šaldytuvus gali rasti ne vieną, 5 arba 10 produktų, kuris tikrai bus perdirbtas, ar ne? Tai visa grandinė šaldytų maisto produktų, ar ne, kurie savyje atsineša labai daug perdirbtų junginių, kurie įeina į sudėtį, ar ne, į tą pačią mūsų gaminamą, na, nežinau, virtinukus šaldytus, ar neatrodytų nekaltas dalykas, bet kai pasižiūrim, iš ko pagaminta tešla, kokia jos sudėtis, kai pasižiūrim įdaro turinį, tai yra nekas kita kaip stipriai perdirbto žaliavos ir jos sujungtos į vieną produktą, ar ne? Pats produktas tarsi iš savęs, nu, negali būti vadinamas stipriai perdirbtų, bet turinys ir žaliava, iš ko jis yra pagamintas, na, ten nieko maistingo ir naudingo neretai mes, nu, daug tikėtis negalim, ar ne? Lygiai taip pat, na, tų perdirbtų mes pieno produktų labai daug turime, ar ne? Iškaitintų įvairiausių produktų nuo uoginių ten struktūrų iki tų pačių uogienių arba jų formų saldiklių, kur, na, iš tiesų tai yra stipriai perdirbti arba net susintetinti junginiai. Taip, jeigu kalbėsim, pavyzdžiui, apie pieno produktus, tai kurie jau būtų perdirbti, o kurie ne? Nu, tai pavyzdžiui, tokie labai visų mėgstami, be abejo, reikia atskirai žiūrėti gamintojus ir sudėtis, bet tikrai labai daug turime įvairiausių sūrelių formų, kurie yra mišiniai kažko tai, ar ne, įvairiausių, na, grietinės pakaitalų, ar ne, riebalų mišiniai įvairiausi. Turim jogurtų įvairiausių formų, kur ten kartais nesuprasi, ar ten iš tikrųjų jogurtas, ar tik deklaruojama, kad jogurtas, ar ne. Tai yra tai, ko mes natūraliai nesutinkame ir matome beprotiškai daug pridėta ne tik pridėtinių junginių, bet ir, pavyzdžiui, jie yra pakeistos struktūros.
ar ne, stipriai išpūsti karščiu, stipriai iškaitinti, galbūt išgarinti, galbūt išvirinti, tai yra tie produktai, kurie iš savo natūralios būsenos yra paversti į kažkokią kitą struktūrą, ar ne. Kita vertus, Fausta, tikriausiai verta atkreipti dėmesį į tai, kad mes patys namuose labai neretai gerą produktą paverčiam į stipriai perdirbtą, ar ne? Na, pažiūrėkit, prikaistuvyje kaitinam iki negalėjimo, deginam tas pačias daržovės. Iš gero produkto mes paverčiam į mažai maistinės vertės turinti produktą, jį patys perdirbam. Ar ne, labai stiprioje temperatūroje iškaitinam, ne? Visi mėgstam kaitinti ant aukšto degimo laipsnio turinčių riebalų, ar ne, kepti, ten sviestas ir kiti. Aš visą laiką keliu klausimą, kadangi daug tenka dirbti su šefais ir maisto technologais, ką tokio reikia deginti prikaistuvėje 200-260 laipsnių, kad apdorotume? Daugeliu produktų užtenka 100-110 galbūt laipsnių, ar ne? Tai tokias kaip jautresnius produktus, kaip augalinės kilmės produktus, ar ne? Prie 200 laipsnių mes taip denatūruojam, kad ten maistingumo absoliučiai nulis lieka arba arti nulio. Tai vat iš gero produkto pavertėm jį net ir tiesiog namuose, kur atrodo nekalta aplinka ir žinai, ką dedi. Tomai, ar aš teisingai suprantu, kad jeigu mes norim gerai jaustis, aišku, aš suprantu, kad yra skirtingų atvejų, reikia kiekvieną dalyką žiūrėti atskirai, bet jeigu tai bandant apibendrinti, kad jeigu norim gerai jaustis, iš esmės reiktų rinktis kuo grynesnį produktą ir kuo mažiau jį apdoroti. Visiškai teisingai, tai yra viena tokia, jeigu galėtumėm pavadinti taisyklę, ar ne, kas turėtų būti norma. Antra, atkreipti dėmesį į šaltinį tų produktų, ar ne. Tai mes šiandien tipiniai lietuviškoj kultūroj, gerąją to žodžio prasme, ir virtuvėje, vis dėlto turim nelabai palankius sveikatai produktus, jie dominuoja mūsų pasirinkime. Tai net ir neperdirbus stipriai šitos tipiškai lietuviškai virtuvėje vartojamus produktus, perteklinis jų vartojimas yra sėtinas su labai didelėm lėtinių neinfekcinių ligų rizikom. Pavyzdžiui? Mes esam visiškai kabutėse priklausomi nuo perdirbtų mėsos produktų. Mūsų suvartojimas yra milžiniškas, ar ne? Mes esam dešros kumpeliai, įvairios formos, vytinti gaminiai ir taip toliau. Antra dalis, labai daug suvartojam raudonos mėsos. Tai, vėlgi, tas perteklinis vartojimas, supraskim teisingai, perteklinis vartojimas yra sėtinas su daugelio lėtinių neinfekcinių ligų rizika. Pertekliškai vartojam pieną ir pieno produktus, ypatingai perdirbtus pieno produktus, kuriuose yra gausu pridėtinių saldiklių, cukrų ir taip toliau, ar ne? Kodėl tai yra junginiai, kurie pertekliškai vartojami, arba žaliavos, kurios pertekliškai vartojam, mes didinam rizikas? Todėl, kad ten yra gausu blogojo sočiojo riebalo ir paprastojo cukraus. Kai visą tai sukombinuojam į vieną, turim tokį neigiamą rezultatą mūsų sveikatos išeitims, kad vis dėlto reikia tų produktų įvesti daugiau, kurie turi teigiamą buferinį efektą, taip natūraliai mažės ar nesuvartojamo neigiamų produktų kiekis, bet įvedam tų produktų, kurie turi teigiamą efektą. Man atrodo, kad žmonėm, kurie dar tik ateina į šitą kelią, gali sudėtingai skambėti. Tu nevalgyk tokių riebalų, tu valgyk tokios kilmės. Ar galit pateikti pavyzdžių, konkrečių patiekalų, pusryčiams, pietums ir vakarienė, gal tai, ką jūs pats valgėte vakar ar užvakar, kurie būtų, tokios adekvačiai geros mitybos pavyzdys? Žinot, tai yra asmeninis galbūt pavyzdys, bet jeigu taip apibendrinti, reikėtų sakyti, norint turėti geriausią įmanomą energijos apykaitą, ar ne, kognityvinę veiklą, tai yra kiekvieną dieną atsikeliam, turim pakankamai energijos, pozityvumo, gebam aštriai mąstyti ir priimti informaciją, tai visas mokslas ir geroji praktika rodo, turim kasdienės mitybos racioną įvesti kuo daugiau pilno grūdo arba pilnos struktūros augalinio pagrindo produktų, ar ne, pilno grūdo, grūdinės kultūros, vaisiai, daržovės, sėklos, riešutai,
Na ir šalia dėkim tuos produktus, kuriuos kultūriškai esame įpratę vartoti, ar ne? Tai tas pats gali būti kiaušinis, tas pats gali būti mėsos gabaliukas, galbūt sveikesnės alternatyvos forma, ar ne? Mano pusryčiai šiandieną buvo labai paprasti. Tai buvo grikių ir bolivinės balandos mišinys. Kol prausiausi, mes su antra pusė į orkaitę pašovėme batatus. Dabar bijau net sumeluoti, tai buvo batatas, paprika, cukinija ir pankolis, kas buvo šaldytuve, ar ne? Tai kol pašilo kruopos, 15-20 minučių iškepė produktai ir tai buvo taip vadinamas dubuo arba baulas, ar ne? Tai grūdinės kultūros, kepti batatai ir mano minėtos daržovės ir šalia tai buvo, jeigu neklystu, tai buvo ridikėlių, ropės, kaliaropės ir krapų su druska mišinys, tokios žaliosios daržovės šalia, ar ne? Ir tai buvo mano pusryčiai su padažu. O padažas kaip atrodė? Tai buvo tiesiog riešutų sviesto, tahinio, citrinos sulčių, vandens mišinukas su prieskoniais ir viskas. Tai yra mano pusryčiai. Maistingi, gausus gerųjų angliavandenių, mikro-makro elementų, ląstelienos. Tokių pusryčių dėka, kuriuos aš jau valgau, tokio principo, ar ne, gausus gerųjų angliavandenių, užtikrina 2-3 valandų kaip minimum sotumo jausmą, nes labai didelis maistingumas, mažas kaloringumas, ar ne. Tai yra mano pavyzdys. Šalia be abejo tokio patiekalo jau gali būti putpelės kiaušiniai, jeigu tik tokius mėgstame, ar ne? Šalia norite dėkite kažkokio tai kaip pagardą sūrinio produkto, ar ne, arba pieno produkto kaip pagardą, ar ne, ten avies sūrio ar panašiai. Tai jau yra prieigos ir skonių klausimas, ar ne? Mums neskanu, tai mes nededam, bet jūsų atveju juk kiekvienas galime improvizuoti, bet pagrindinis objektas yra, ar ne, kad dominuoja tie pilnos struktūros augalinio pagrindo produktai, kurie neturi neigiamo efekto ir, aišku, be abejo reikia vertinti individualiai, bet šiaip mes turim tik geriausias išeitis, mažindami rizikas gauti junginių, kurie neturi teigiamo arba pozityvus efekto mūsų gerai savijautai. Man beje, jūsų pusryčiai labai skaniai skamba. Skonių dermė galvoje man kažkaip susidėlioja, kad geras pavyzdys, išbandysiu. Man regis, kad ir pati. Kitas man rūpintis tikrai klausimas ir aš matau, kad žmonėm irgi rūpi. Parduotuviai sunkiai berasi produktą be palmių riebalų. Kartais net ekologiški produktai, kur parašyta eko, iš esmės tų palmių riebalų turi. Mes girdime, kad palmių riebalai yra blogai, palmių aliejus yra blogai, bet žmonės iki galo žino, kodėl. Ar tai iš tikrųjų yra blogai ir kas tai per daiktas? Labai geras klausimas. Šiaip labai taiklus pastebėjimas, Fausta, jūsų, kad šiandien maisto pramonėje siekiant tikriausiai, aš tik spėju diletantiškai atpiginti savikainą, mes pasirenkame riebalus, kurie yra sąlyginai pigus. Antra vertus, aš subjektyviai galiu tik sakyti ir spėti, kad rinka lygiai taip pat reaguoja, kai atsirado to sveikatinimo arba sveikos gyvensenos, pavadinkime, mada ir bumas, ar ne, kai buvo pradėta garsiai šnekėti, kad gyvulinės kilmės riebalai yra nesveiki ir yra geresnių augalinės kilmės alternatyvų, ar ne, tai, buvo uždėta ta etiketė ant palmių ir kokosų riebalų, ar ne? Ir tarsi ant šitų dviejų komponentų labai buvo stipriai sužaista. Tai, žinot, gamta labai mėgsta įvairovę. Ir šitoj vietoje iškrėtė šunybę. Nors palmių ir kokosų riebalai yra tarsi augalinės kilmės, bet jie yra sotieji. Blogieji riebalai, kaip ir visi gyvulinės kilmės riebalai, kuriuos mes randame pieną ir pieno perdirbtuose produktuose, mėsoje ir mėsos perdirbtuose produktuose. O sočiųjų mums reikia vengti. O sočiųjų mums stipriai reikia vengti, nes tai nėra gerieji riebalai, mums reikia nevengti arba juos keisti poli ir mononesočiaisiais, tai yra augalinės kilmės riebalais, kurie būtų neperdirbti, neiškaitinti, ne kitaip apdoroti, nerafinuoti, ar ne? Tai vat gamta mėgsta įvairovę, iškėlė, kaip ir sakau, iškrėtė
šunybė ir mes turim šitą sotojų riebalą. Todėl jo perteklinis vartojimas yra stipriai nerekomenduotinas, nes tai yra sotusis riebalas. Mes turim suprasti labai paprastą dalyką, kad mes esam įsivėlę kažkuria prasme į tą monokomponentinį požiūrį į savo lėkštės turinį arba mitybinę grandinę. Mes ką paimam? Mes paimam produktą, dedam jį, taip vaizdžiai sakau, ant petri lėkštelės ir sakom, žiūrėkite, ten yra tokių ir tokių junginių, mikro-makroelementų, galbūt tiek tokia proporcija angliavandenių, baltymų ir riebalų. Ir sakom, va, šitą produktą yra sveika ir palanku vartoti, ar ne? Bet mes žiūrim kiek kitaip iš gyvensenos medicinos perspektyvos, iš tų gerųjų klinikinių praktikų, kurias man tenka patirti jau 5 metai už Atlanto, kur turim didelius klinikinius centrus Jeilio, Loma Lindos, Harvardo universitetuose, kad jie dar 2008-2009 metais vertė šitą supratimą kiek kitų kampų, tyrinėdami ir bandydami pasižiūrėti, kas su produktu nutinka, kai jis yra ne petri lėkštelė, o nukeliauja į mūsų virškinamąjį traktą, ar ne? Ten jisai veikiamas visiškai skirtingų cheminių aplinkų, ir natūraliai gali turėti ne visai tas pridėtinę vertę, kurią galvojam, kai žiūrim ant petri lėkštelės, ar ne? Tai va tas monokomponentinis žiūrėjimas kartais suklaidina. Ar ne? Mes sakom, šitas produktas geras, gerai, o tai kaip jį panaudoti? Kai mes jį pagaminam, galim pagaminti visiškai, nenaudingą produktą, ar ne? Pavyzdžiui, dabar mes turim labai daug, sakykime, pilnagrūdžių trapučių. Tai geras produktas. Teoriškai pilno grūdo skamba grūdas. Neblogai. Būtent. Bet kadangi jis yra pagamintas iš labai aukštoje temperatūroje, paprastai sakant, išpūstos grūdinės kultūros, tai ten gerieji angliavandeniai sėkmingai denaturavosi, ar ne, buvo suskaidyti. Ir mes turim tą patį, nepalankų produktą, kaip ir vartotume bet kokią perdirbtą grūdinę kultūrą, ar ne? Tai vat čia tas monokomponentinės prieigos netobulumas leidžia, kad mes pasiklystam. Tiesiog pasiklystam. Velnias slypi detalėse. Absoliučiai. Tomai, mes turim 1 minutę ir aš pabandysiu supaprastinti savo klausimą. Mūsų vakarų medicina vis dar stovi ant didelio gyvulinės mitybos pagrindo. Tiek vaikų mokyklose mes tai matom, tiek ligoninėse yra labai daug mėsos, yra gyvulinės kilmės produktų ir netgi šeimos gydytojai dažnai gąsdina, kad jeigu tu nevalgysi mėsos arba ten gyvulinės kilmės produktų, tau bus blogai tas ir tas. Jūs, aš nežinau, ar esate visai to atsisakęs ar beveik atsisakęs, ir jūs esat mokslo žmogus, medicinos žmogus. Ar galim mes pilnavertiškai maitintis be mėsos? Absoliučiai taip. Ir geras pavyzdys, nes turim mažai laiko, neišsiplėtojant, yra Kanada. Nuo 2021 metų visam valstybiniam sektoriui, dietologijos sektoriui, ta tipinė mitybinė piramidė arba lėkštė pas juos šiuo atveju yra visa pilnos struktūros augalinio pagrindo. Ugdymo įstaigose, mokyklinio ugdymo įstaigose, edukuojant nuo pat mažens darželiuose, mokyklose, akcentuojama pilnos struktūros augalinio pagrindo mitybos principai. Maitinama, gaminami patiekalai tokiu principu, ar ne? Mažinant rizikas iš tų gyvulinės kilmės produktų hiperdidelio suvartojimo, įvedant tos produktus, kurie turi buferinį teigiamą efektą, saugojimą efektą. Mes žinom iš daugelio tyrimų, gerosios klinikinės praktikos, ar ne? Tai vat Kanada yra geras tas pavyzdys, kaip pasirodo užtenka ir mokslinių tyrimų, ir gerosios praktikos tam, kad taikyti plačiai. Ir taip, užtikrinus maksimalią įvairovę, gamta mums siūlo tiek skirtingų tekstūrų, skonių, sudėčių, nuo amino rūgščių iki gerųjų angliavandenių, kur įvedus ir sumažinus arba, kaip jūs sakote, atsisakius gyvulinės kilmės L-karnitino cholino grupės produktų arba mėsos, tikrai galime išpildyti savo dienos raciono fiziologinius poreikius net daugiau nei kad įsivaizduojame. Tomai, aš tikrai esu Jums labai dėkinga, aš manau, kad žiūrovai taip pat už šitą gausybę labai reikšmingas informacijas, bet mes turime atsisveikinti, nes laida visiškai baigėsi. Tai ačiū Jums, kad atėjot, žiūrovams ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.